Kuo skiriasi paprasta moteris nuo praktikuojančios dvasingumą? Vyro energija visada didesnė, jie fiziškai stipresni, jų laukas intensyvesnis. Moteris turi mažiau energijos, bet ji yra jautresnė ir greičiau reaguoja į aplinką. Todėl, kai vyras grįžta supykęs, nepraktikuojanti moteris jo energiją perima į save. Nuotaika sugenda, prasideda konfliktas, nes vyro laukas ją patraukia į save. Dvasinga moteris veikia kitaip. Jos energija, nors ir švelnesnė, yra koncentruota ir aukštesnės kokybės. Todėl tokioje situacijoje vyro pyktis ima silpti, jo kūnas tarsi savaime nurimsta ir atsipalaiduoja. Yra sakoma, kad liūtas bijo tik savo patelės. Dvasingos moters vyras jos nebijo, jis ją gerbia ir saugo, nes šalia tokios moters tampa ramesnis, aiškesnis ir stipresnis. Jos energija nekonkuruoja su vyro jėga, ji ją harmonizuoja. Todėl vyras šalia tokios moters nepraranda savo galios, o pagaliau gali ją panaudoti teisinga kryptimi.